Labas, čia Ramūnas iš Atmerk akis. Važinėjom su Niku, mūsų vaiku. Ir norėčiau pasakoti labai trumpą istoriją, būtent kodėl Nikas ir kaip tai susiję, aišku, su pinigų darimu, su marketingu ir su pardavimais. Iš kur tas vardas Nikas? Kadangi vaikystėje iš tikrųjų turėjau svajonės, kažkada turėjau tokią svajonę netgi, kad būsiu kažkaip tai pažįstamas, susidraugausiu ir tiesiog turėsiu draugą astronautą. Ir taip, atrodo tokios kvailos nesvajonės. Ir visas gyvenimas taip tęsis. Ir vieną kartą parašo man ten per puslapį, kai Anglijoje pradėjau animacijas daryti, pats savo kompanijai parašo man toksai Nick Holick, jo vardas. Ir parašo, žodžiu, kad sveikas, žodžiu, mano ten video, jeigu pažiūrėsi YouTube, ar ten apskritai mano paieškų apie milijonas mano vardo yra Google pačiam. Ir, žodžiu, aš nueinu į puslapį ir taip man akis iššoka ant galvos, jisai, žodžiu, pasirodo ten multimilijonierius, buvęs ant Titaniko, civilinis astronautas, jisai australas šiaip, bet civilinis astronautas, ten piramidėse miegojęs, buvęs urvuose, ar ten tiksliau olose, kur kristalai visokie. Ta prasme tikrai įdomu. Netgi man po to video atsiliepimą įrašė šokdamas virš Everesto, iš ten gal, kiek ten, net nežinau, man atrodo, iš 10 km aukščio gavosi iš viso. Ir tai kažkaip, sakau, susidėliojo viskas, kad tiesiog trapom draugai, nuvažiavom, po to pasikvietė mane į Los Andželą, nuvažiavom tenai, pas jį į namus prie Hollywoodo, kur irgi mano svajonė buvo. Tai, žodžiu, vienas žmogus išpildė labai daug svajonių ir dar, aišku, pinigų iš to gavau, užsidirbau ir dar video atsiliepimą turiu ir taip toliau. Kodėl tą pasakoju, kodėl tai svarbu? Kaip aš jį radau? Svarbiausia, kaip aš jį radau. Ir vienu momentu tokios mintys atėjo plauk. Tai jeigu aš turiu kažkokią paslaugą ir produktą, tai kaip mane žmonės ras? Ir mokymuose tam tikrose pamačiau vieną tokį dalyką, kuris parodė, kaip daryti video ir video reklamą ir internete tą dėti. Ir aišku, aš savo video ten reklamos, kadangi pačiam yra sunku daryti, tai aš nepasidariau, bet aš paėmiau video atsiliepimą apie mane, apie animaciją, kur darau, ir įdėjau į YouTube ir panaudojau tą Google reklamą. Ir būtent panaudojau video reklamą YouTube pačiom video. Ir su juo maždaug gavosi 203 kažkur tai tūkstančių projektas kartu. O išleidau aš $50, kad rašiau 203 tūkstančių dolerių projektą. Ir nuo to laiko man net abejonės nekyla, kad video reklama, kad paprasta reklama internete yra pats galingiausias dalykas ir tai iki šiol naudoju. Važiuoja mašina. Reklama ir video reklama internete, apskritai bet kokia reklama, yra pats galingiausias įrankis. Ir tiek dabar, ir kitas dalykas yra tas, kad pasaulyje, sakykime, apskritai Amerikoje, ar ten Anglijoje, kažkur kitur, daugelis žmonių tą išmano gerai ir ten yra sudėtingiau. Ten yra brangiau, tai tą daryti, reklamuotis. Lietuvoje tai yra juokingai mažos kainos. Kaip pavyzdys, Facebooko reklama kainuoja, galima išleisti apie 2-3 centus už paspaudimą. Tai reiškia, už litą, už 2 litus galima gauti 100-200 būtent paspaudimų ir potencialių klientų. Aišku, kiek šių parduosim, čia kitas reikalas. Bet tiek Google reklama irgi. Ir ką galima padaryti su jomis, tai yra, kad bet kokią paslaugą, bet kokį produktą, netgi jeigu tu tiesiog kažkokį hobį turi, galima su jais surinkti tiek fanus, galima surinkti tiek potencialius klientus ir tiesiog pranešti apie save labai už nedidelę kainą. Ir jeigu turi produktą, turi paslaugą, turi draugų, kurie turi produktą ar paslaugą, ar tavo ten giminių kažkokios, tai yra kompanijos, kuriems reikia klientų, tu atvesdamas klientų ir naudodamas būtent reklamą gali labai greitai, efektyviai ir labai pigiai atnešti jiems klientų. Ir būtent tolimesnėse video parodysiu būtent kaip
kaip tai padaryti, kaip panaudoti tas Google ir Facebook reklamas ir kaip galima labai greitai uždirbti, būtent atnešant klientų ir gaunant naujas pajamas. Tai tiek, čia Ramūnas ir Šitmerk akis. Jeigu patiko šis video, jeigu patiko informacija, pasidalink, palaikink ir mašina atvažiuoja, tai viso gero. Iki.